Yra labai gražus posakis. Gyvūnai yra dalis mūsų gyvenimo, bet mes jiems esame visas gyvenimas. O kas jeigu tai būtų ne apie gyvūnus, o apie mistinės būtybės iš fantazijos srities? Ir ne, nekalbu apie fantazijas, tą suaugusių žmonių portalą, sponsorinkit mane, bet apie elfus ir žmonės Frieren pasaulyje. Frieren yra elfė, kurioje yra virš 1000 metų. Ją suranda paprasti žmonės, herojus Himelis ir jo partija, ir jie stengiasi nugalėti Demon Lordą. Ir jiem pavyksta. Įveikus šią užduotį, jų keliai išsiskiria, bet jie pasižada susitikti po 50-mečio. Ir kaip žinia, mums žmonėms 50-metis yra praktiškai visas gyvenimas, tačiau Frieren tai tik tai akimirka. Po širdingo susitikimo su savo buvusiu būriu, Frieren pagaliau supranta, ar tikrai pažino savo kolegas. Šiuo metu geriausiai įvertintas anime Frieren yra graži istorija apie savęs pažinimą ir kitų supratimą. Ir turiu gerų žinių. Nuo sausio 16 dienos sugrįžta antras sezonas į mūsų ekranus. Vienareikšmiškai visus rekomenduoju pažiūrėti Frieren, na ir pasakykite, ką manėte apie jį.